žaidėjai galbūt Deividas Lunskis, komandos kapitonas, laikinai, kol jis negali žaisti, laikinai jį pavaduoja aikštėje Mantas Kuklys. Tai yra dublerių treneris Vitalijus Daniličiovas, treneris Rytis Tavaras ir aš treneris ir sporto direktorius Deivis Kančytis. Noriu visų pirma turbūt visus pasveikinti su artėjančia šventė, nes sezono pradžia mums yra kaip šventė, viena turbūt didžiausių metų šventė. Gan ilgai laukiam tos pradžios, čia Dievui orai pasitaisė ir saulė šviečia ir tikimės rytoj bus tikrai geras oras, taip kad laukia džiugios dienos, taip kad futbolas prasideda ir su futbolu, kaip sakant, sezonas prasideda ir su futbolu visi džiaugsmai ir vargai ir nusiminimai, viskas kartu, kas telpa tam sportiniam žaidime. Tai va, taip kad tikimės, kad kaip orai gražus, taip ir gražus mūsų sezonas bus. Visų pirma, norėčiau padėkoti mūsų futbolo komandą, tai yra ne vien komanda, žaidėjai, yra ir trenerių komanda, yra ir administracijos komanda, kurios darbo taip pat daug kas priklauso visos komandos sėkmė. Norėčiau padėkoti jai už visą tą juodą darbą, kurį jie atlieka, kur galbūt to darbo nesimato. Komandos veidas tai yra žaidėjai, jų rezultatai. Taip kad tikrai padėkoti, žmonės nuoširdžiai dirbo, daug dirbo, kad šiemet Šiaulių komanda išliktų šiuo sunkiu laikotarpiu, kad būtų Šiaulių komanda aukščiausioje lygoje. Mes vieni iš pirmųjų gavom licenciją lygai, tai irgi viso kolektyvo darbas, kad visi dokumentai buvo sutvarkyti laiku ir viskas atitiko visus kriterijus. Tai va, taip pat norėčiau pažymėti, kad šiek tiek keičiasi mūsų administracijos sudėtis. Prezidentas išlieka kaip ir buvo, Astis Jasaitis, didžiausias žmogų krūvį, kur reikia tą finansinį tempti. Viceprezidentas nuo šiol bus Saulius Lesnickas, direktorius klubo nuo šiol bus naujas žmogus, bet ne naujas Šiaulių futbole, tai Gintautas Mirauskas. Ir treneris ir sporto direktorius tai bus aš. Toliau, kaip sakiau, treneris padės man Rytis Tavaras, dublerių treneris Vitalijus Daniličiovas ir jam padės Nerijus Kuzmickas. Ir ten toliau eina ir vartininkų treneris Audrius Paškevičius, ir masažuotojas Deividas Petkus, fizinio pasirengimo treneris. Tai va, visa ta darni didelė komanda, kuri taip pat stengsis dirbti, norės pasiekti ko geresnį, padėti mūsų komandai pasiekti ko geresnį rezultatą. Norėčiau ir šiek tiek komandą pristatyti. Visų pirma, šie nauji marškinėliai bus naujam sezonui nauji marškinėliai. Jie neatsitiktinai mes juos pasirinkom, nes yra geltona juodas spalvos tradicinės, bet tokie pat yra marškinėliai Šiaulių futbolo akademijos auklėtinių visų grupių. Taip kad, kadangi mūsų komandos pagrindas sudaro Šiaulių futbolo akademijos auklėtiniai išugdyti arba Šiaulių futbolo akademija, arba futbolo klubo Napolis, arba visi šiauliečiai, tik tai vienas žmogus naujas yra. Taip kad dėl to ir norim, kad į stadioną atėję vaikai matytų, kad jie su tokia pat aprangom žaidžia, marškinėliais tokiais pat žaidžia savo čempionatą ir jų, tikiuosi, mylima ir mėgstama komanda žais Lietuvos A lygos čempionate. Tai va, čia bus namų marškinėliai, namų rungtynių marškinėliai. Tai va, kaip minėjau, mūsų komandos pagrindą sudaro šiauliečiai. Mūsų tokia nuo pat pradžio buvo vizija, kad dauguma komandos narių būtų šiauliečių. Aišku, galbūt norėtųsi pasipildyti iš kažkur dar kažką, bet vis dėlto mes tokios nuomonės, kad Šiaulius turi žaisti šiauliečiai, kurie norėtų žaisti Šiaulius, būtų atsidavę ir širdim, ir visų kom jausmais Šiaulių komandai, kuriems būtų garbė už ją žaisti ir jie siektų pačių geriausių savo rezultatų Šiaulių komandai. Nauji žmonės mūsų komandai, tai vienas iš jų, tai bus vienas nešiaulietis Rolandas Lepakovas, žaidęs Kėdainių Nevėžį pernai pirmoje lygoje.
gynėjas, nes mums reikėjo stiprinti gynybos liniją. Antras naujas žmogus yra Eimantas Marozas. Mes jį pasiskolinome iš futbolo beisbolo klubo Kaunas, bet jis yra šiaulietis. Pirmas jo treneris buvo Rytis Tavaras. Jisai 7 metus atstovavo Šiauliuose. Mes šiai dienai sutarėm ir jis bent jau 2 metus žais Šiauliuose. Taip kad mes vėl prie to pačio, kad šiauliečiai žaistų mūsų komandą. Tai va, tiek apie sudėtį. Niekas daugiau labai nepasikeitė iš sudėties, visi, kas pernai žaidė, kas pernai pabaigė čempionatą, tie patys žmonės baigs. Toliau žais mūsų komandai, taip kad aš tikiuosi, kad jie turi jauni, nors ir jauni žmonės turi didelį šansą įrodyti savo ir visiems kitiems, kad jie verti yra žaisti Šiaulių komandą. Šiaulių futbolo visuomenė į fanus, kurie palaiko komandą išvyko ir stadione, į fanus, kurie pas kiekvieną varžybas eina į Šiaulių stadioną, į taip vadinamus futbolo specialistus kabutėse, į visus žmonės, kurie myli futbolo Šiaulių ir kurie nori, tikisi, kad komanda niekada susibūrus, palyginus mūsų jauna komanda ir susibūrus niekada nebūna taip, kad greit, kad iš karto taptumėm čempionas ar dar kažką. Reikia laiko, reikia kantrybės, reikia daug darbo. Taip, kad aš noriu visiems palinkėti didelės kantrybės, daug darbo, kantrybės laukiant rezultato. Aš tikrai žinau, kad tie rezultatai tikrai ateis, tikrai bus. Ir noriu palinkėti visiems, kad dažniau ateitumėt į stadioną, palaikytumėt komandą ne tik kada yra gerai, kada pergalės, bet kada ir pralaimėjimai, bet be didelių pralaimėjimų nebūna didelių pergalių. O mes savo ruožtą, aišku, sieksim, stengsimės, kad kiekvienas varžybas įrodinėt, kad mes atstovaujam Šiauliams, kiekvienas varžybas stengtis laimėti ir atnešti džiaugsmą žiūrovams. Aš suprantu, kad žiūrovų kiekis stadione priklauso nuo mūsų rezultatų, nuo mūsų žaidimų. Tai mes stengsime, kad Šiauliuose šiemet būtų geriausias lankomumas. Jeigu kalbant apie tikslus, čia turbūt visiems įdomu, kokie tikslai komandos. Tai, matot, tokia situacija. Tikslai yra tokie, kad būtų aukščiau negu pernai, ta prasme užimti aukštesnė negu pernai. Ir tikrai aš galvoju, kad mes šiai dienai pajėgus tai įvykdyti. Džiaugiuosi komanda tikrai turėdama sunkės pasiruošimo sąlygas, tiksliau jų neturėdama tų sąlygų. Tikrai nuoširdžiai dirbo, nuoširdžiai ruošėsi, aš dėkoju jų vaikinams už tai, kad jie, nežiūrint visokių peripetijų, dirbo savo darbą ir tikrai aš galvoju, kad mes šiemet būsim aukščiau negu pernai. Ką komanda, manau, gerai pasiruošė šiam sezonui, nors sąlygos buvo labai prastos. Daug jaunų ir pagrindą sudarys jauni žaidėjai. Manau, kad šį sezoną turėtume žymiai geriau pasirodyti negu praeitą. Praktiškai mūsų komandai pareigoja padaryti tą, nes dasijungė 3 iš pirmos lygos, ten galim sakyti, komandas iškrita, neleido dalyvauti, neiškrita žymiai stipresniom komandom. Ir aš tikiuosi, kad mes gal ir šiemet pakovosim dėl prizinių vietų. Šios dienos situacija Lietuvos futbole tai tikrai nėra į naudą niekam. Tai yra, visi skandalai futbole nėra į naudą jo populiarumui, jo prestižui Lietuvoje. Taip kad mūsų nuomonė tai tikrai nenaudinga, nei mums, nei ką, bet aš dar kartą ir žaidėjams sakiau, mes turim žiūrėti į save, į savo komandą, į savo tikslus, į savo pasiruošimą, į savo ką. Aišku, kad čempionato lygis gal turbūt suprastėjo, bet sakau, mes turim žiūrėti į save ir siekti savo subrėžtų tikslų. Dabar komanda bus dar jaunesnė. Remsimės 92 ir 91 metų maž vaikinais. Tikslas, kad įgytų patirtį ir kuo greičiau papultų ir pirmą komandą.